Na, šiandien mes susitikom ir pagaliau mes turime viešinę juvelyrę. Pagaliau aš turėsiu su kuo pasikalbėti apie deimantus. Taip, tikrai. Tai va, labai sveikiname tave, Jurga, atvykus pas mus į svečius į mūsų virtuvėlę, kur mes šnekam labai įvairiausiam temom. Jurga Gusarvienė, sveika atvykus. Ir tikrai, šiandien kalbėsim turbūt įvairiom temom, nes ten, kur deimantai, ten ir meilė, ir aistros, ir išdavystės, ir pinigai. Taip, tai koks tas prabangos pasaulis, koks tas deimantų pasaulis? Kodėl tu jame gyveni? Nes aš žinau, kad tavo istorija tai nėra startas ne nuo ten. Ne nuo deimantų. Ne nuo deimantų. Tai kaip taip nutiko? Kaip tu atsidūrei šitam pasauliu? Nu, matai, uždavė kelis klausimus iš karto. Nu, nes, žinai, aš nekantri. Aš deimantai, žinai, nesipošiu, aš juos parduodu. Nu jau, palak, ranka į priekį. Tai va, tai kaip aš atsidūriau ten, tai taip ir atsidūriau, nu vadeimantai, kaip jie negali netraukti, pasitaikė progą ir atsidūriau. O iš tikrųjų, tai visada raginu savo pavyzdžių, ne tiesiog eini ir darai, nesigaus grįžti atgal arba darysi dar kažką, tai, nes gyvenimas kaip ir vienas. Jeigu šiandien yra nelabai gerai, tai kokios problemos, tai nelabai turi ką prarasti toj situacijoje, ne? Bet kodėl būtent tas rytis, nes pavyzdžiui, nu gerai, dabar aš sėdžiu ir aš galvoju, o, deimantai, žinai. Aš nuolat taip galvoju, aš nuolat sėdžiu ir nuolat pagaunu. O, deimantai. Žinai, deimantai. Aš galvoju, o, grikiai. Žinai, o, grikiai. Niekada negalvoju deimantai. Taip. Kodėl staiga? Aš kad suvalgytum grikių, nebūtina auginti grikius. Tai turiu omenyje, ne? Čia kaip mano vyras sako, žinai, kad tu nuskristum ten, tarkim, į Romą, tau nereikia lėktuvo nusipirkti, tu tiesiog nusipirki bilietą ir skrendi. Tai iš tikrųjų, laikas bėga, mes brestam, manau, jūs apie save tą patį galit pasakyti ir mane tai juvelyrika, tai labai tiesiog išliekamoji vertė, kad tai yra tikras dalykas, kad tai galbūt ir bus po mūsų, kaip žinia, aš tada dirbau televizijoje, tai nieko nėra laikiniau ir labiau besikeičiančio už televiziją, aš irgi čia šiandien sėdžiu ir matau, kad vienos vedėjos nėra. Tikrai, kad pokyčiai. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, niekada nepradėk apie tai galvoti, tai tiesiog yra pokyčiai, viskas gyvenime keičiasi. Tiesiog yra laisva vieta ir tu sėdi joje. Taip, ir ką, ir tikiuosi, kad puikiai. Tai va, tai ir žodžiu, kažkaip tai televizija jaučiausi ten viską padariusi jau, nes dirbau virš 20 metų. Turėjau savo prodiuserinę kompaniją finale, o paskui paskutinius ne vienerius metus. Ir visiškai atsitiktinai pabandžiau laisvalaikiu kaip hobį ir sakau... Juvelyrika, ta prasme, taip, bet visiškai nuėjau juvelyrikos kursus. Ai, tiesiog, va taip. Man buvo 38 tada, mano mokytojai buvo 26. Wow. Bet ačiū jai, Dovilės vardas ir papuoliau tokia, jinai sakė, nu čia žinok, neišsisuksi taip lengvai. Ta prasme, turėsi dirbti ir daryti ir žodžiu, ir bus sunku. Tai jeigu esi silpna, tai skrisi iš čia, tiesiog neatsilaikysi, tai čia jau mane labai suintrigavo tas ir toks užmotivavo. Ir viskas ir pabandžiau ir pamačiau, kad labai mano. Sakau, banaliausia istorija, kokia tik tai gali būti. Bet čia nėra banali istorija, to, kad mes, pavyzdžiui, labai dažnai skatinam mūsų žiūrovus rašyti klausimus, kažkokius pastebėjimus, pasiūlymus ir taip toliau. Ir aš esu ne vieną kartą į savo socialinius tinklus gavusi prašymą pakalbėti apie tai, kaip pakeisti savo gyvenimą, tam tokia tradicinė prasme vėlesniam laikė. Nes, pavyzdžiui, kalbė apie tai, kad tau buvo, tarkim, 30 metų. Yra įdirbis, taip, jau yra tiesiog bagažas, kaip aš sakau. Čia reikia drąsos, reikia ryžto išeiti. Išeiti iš savo komforto zonos, čia jau tikrai visiškai reikia išeiti ir išeiti. Bet gerai, jeigu tave tai veža, tai tau padaryti yra lengva, nes tu užsikabini daryti tos dalykus, kas tau yra, kas patinka. Žinai, konkrečiai man buvo, aš tiesiog paleidau savo ir darbuotojus, ten turėjau kažkokias ten televizinės įrangos, viską parsidaviau. Ką noriu pasakyti, tai irgi pati ne kartą ten esu ir kažkokiose mokymuose atskaičiusi pranešimą tą temą apie tą, kad išdrįs keisti. Tai jau aš matau tiesiog, kad ten keliasdešimt, tarkim, žmonių sėdi ir jau tu gali pasakyti, tai kas vis dėlto tai padarys, o kas sustos ir liks toj savo komforto zonoje, kurią sunku taip ir pavadinti. Aš manau, kad mano atveju buvo labai tai, kad šeima palaikė, vyras konkrečiai. Eik daryk. Būtent taip ir buvo. Tai jeigu yra šalia tas žmogus,
Tai gali būti draugė, jų gali būti mama, gali būti, galbūt tai ir gali būti kažkoks žmogus, kuris tau linki, nu, pavyzdžiui, pavydį arba, nu, linki nesėkmės. Tas vėlgi labai, nu, tarkim, mane tai visada labai motyvuoja, bet aš padarysiu ir įrodysiu kitaip. Taip, aš irgi esu už priešus. Nu, kai, jo, priešai augina ir skatina tikrai padaryti dalykus, kuriuos tu sėdėdama, nu, tarkim, taip, ant minkštos sofos ir gerdama ten brangų šampaną, turbūt, nu, tikrai sunkiai pasikeltum nuo tos sofos. Būtent, bet iš tikrųjų, ta prasme, kritika, pavyzdžiui, irgi gali būti varomoji jėga, kaip tik visiškai. Bet linkiu, kad, pavyzdžiui, tai nebūtų varomoji jėga, nes dažniausiai tai gali būti pirmas tas toksai spyris, kai tu tiesiog pašoki ir pajudi. Bet paskui viską daryti ant šito. Tai tada, žinai, tu padarai ir tada supranti, kad tu visą laiką tai kažką įrodinėjai ir darai visiškai ne dėl savęs. Tai vad, kaip, žinai, tas pakilimas yra fainas. Bet tas toksai impulsas yra, žinai, aš tavim, nu, žinai, įrodyk, kad gali. Įrodyk. Nu, va, aš nelabai čia tikiu tavim. Tai ir dabar, tarkim, kai su klientais bendrauju, tai ir tikrai tas ėjimas į priekį, nes, nu, aš negaliu lyginti su žmonėm, kurie daug metų tai studijavo, galų galia juvelyrikoje yra labai daug iš kartos į kartą. Kai, pavyzdžiui, perduodami tikrai net įrankiai, yra nemažai juvelyrų, nes daryti, kurti juvelyriką, tai yra, nu, didžiulės investicijos, tikrai. Ten mikroskopas elementariausias virš 3000 eurų kainuoja, tai čia tai viena, nu, dabar reikia tikrai labai daug pinigų. Tai va, tai žodžiu. Tų pinigų tu turėjai ir suinvestavai. Nu, žinok, aš neturėjau tų pinigų, taip jeigu atvirai ir sąžiningai, jau dabar tai... Nu, aš visada viską gyvenime pati užsidirbau visiškai. O čia davė vyras? Mano vyras turi kitų labai, ta prasme, aš tikrai nesu turtingo vyro žmona. Kai reikia, nu, aš tikrai visada galiu atsiremti, bet, nu, čia yra ne apie kažkokias didelės sumas, kurių reikėjo, nes, nu, vėlgi brangakmeniai auksas. Aš turėjau iš senelio paveldėtą, bet dieve, tai yra Pakruojo rajone. 3 hektarai buvo žemės su tokiu sugriuvusiu nameliu, jau daug metų negyvenamų. Tai aš tuos 3 hektarų žemės pardaviau, žodžiu, ūkininkams ir gavau ten 14 000 eurų, litais gal tada net buvo. Nu, žodžiu, ir tą vat kiekvieną eurą įdėjau, ten tai buvo toksai visiškas startas. Ta prasme, aš tikrai negavau maišo pinigų ir va taip reik dabar daryk, viskas buvo skaičiuojama, jeigu aš turiu ten 100, nu, tarkim, eurų kišenėje, nu, vat, tai aš skaičiuoju, kiek aš galiu aukso nusipirkti, kiek aš galiu ten kam kažką sumokėti ir ten dėžutę paskui, kurią dėsiu papuošalą, bet vyras, ką darė, jisai visada maitino šeimą, nu, man nereikėjo tada, nu, tais tokiais būtiniais dalykais rūpintis. Man atrodo, kad labai svarbu, mes visą laiką iškeliam tą klausimą, žinai, ar moteris pati susikūrė savo gyvenimą, jai davė vyras. Man tai atrodo, kad net jeigu tau ir vyras duoda tus pinigus, visiškai nesvarbu, iš kur atėjo tas startas ir apie tai, ar tu sugebi realizuoti tus pinigus ir padaryti tai, kad jie dirbtų. Jeigu tau kažkas tai davė, ar investitorius, ar žmogus, kuris tikėjo tavim, ar tavo vyras, ar praeivis gatvėje, ar bet kas, jeigu tu sugebi tus pinigus realizuoti teisingai ir iš jų po to uždirbti, vis tiek talentas esi tu. Nenuėjai, nepralošai kazino ar neprisipirkai batelių ir rankinių, o pasidarei. Tai čia taip turbūt yra tie dalykai, o nu, juvelyrikoje tokios savidisciplinos tai labai reikia, labai daug reikia. Bet man labai įdomu dar irgi klausimas, žinai, santykio, būtent su to tokio, na, vertybinė prasme juvelyrikos ir, pavyzdžiui, pasaulyje ir Lietuvoje. Tarkim, aš matau Lietuvoje tą tokią tikrai priklausomybę vis dar, čia tai labai stipriai susiję yra su istoriniu kontekstu, su tuo, kad mes neturėjom prieigos prie tos tarptautinio lygio pripažintos prabangos ir taip toliau, tada staiga, kai tą priteiklių gavom, tai visi išprotėjo, žinai, ir gatvės pilno Chanelio rankinių ir, ta prasme, ir išsikreipė absoliučiai prabangos savoką Lietuvoje, dėl to, kad tai, kas teoriškai prabangu, dabar jau tampa vos ne masiniu kažkokiu pirkiniu didžiuosiuose miestuose. Ir, žodžiu, ir žmonės, na, labai priklausomi ir pripažintų prekinių ženklų, na, tai nežinau, Cartier, Tiffany ar kažkas tokio. Kaip ar lietuviai jau turi tą tokią, na, kaip sakant, vidinį supratimą, tarkim, pavyzdžiui, sąmoningai rinktis autorinį lietuvių kūrėjo darbą vietoje, tarkim, visiems aiškiai atpažįstamos, nežinau, kokios Cartier apyrankės. Supratau. Mano klientai sako, kad jie jau tai nusipirko. Turėjo jau. Jo, jie nusipirko ir tą, ir laikrodį, ir žiedą. Ir jie tada jau, kai nusipirko, patenkino tą poreikį, jie tada suprato, kad, nu, vis dėlto tai yra masinis produktas. Ir, nu, tiesiog, ir jie tada sako, va, dabar aš noriu kažko tai ypatingo, sukurk man kažką tai, kas bus man asmeniškai.
kažkas įdomiau, nes, nu, ne klasikiniai deimantai, o spalvoti brangakmeniai. Tai vat mano tikrai patybė Lietuvoje, kada aš dirbu su tais spalvotais brangakmeniais, kas yra labai labai sudėtinga. Taip. Bet čia daug dalykų yra. Vienas dalykas tas moralinis, na, pavyzdžiui, aš irgi tikrai stengiuosi visiškai ne tik apie papuošalus kalbant, apie viską, apie drabužius, apie aksesuarus, apie kvepalus, tarkim, rinktis lietuvių kūrybą ir tada man kažkas tai pasako komplimentą, pavyzdžiui, Italijoje ir aš galiu tada tikrai oriai pasakyti, na, kad tai yra... Bet o ką tu turi omeny, nes, žinai, šiais globalizacijos laikais, tai, kad sėdi lietuvis ir, žinai, ten pardavinėja ten kvepalus ir papuošalus, kažką tai nereiškia, kad, žinai, lietuviai tai darė. Ne, nu, aš stengiuosi žinoti jau tą istoriją to daikto nuo pradžios iki pabaigos. Bet man įdomu yra tai, kad tai man sukuria pridėtinę vertę, jog tai yra mano šalies kažkoks tai... Taip. Emigrantai labai, labai mėgsta, vat jie rašo, sako, mums labai smagu, vat, kad mes čia pirkome, kad iš lietuvio juvelyro. Taip, tai tu esi ten emigrantė. Bet iš kitos pusės tai ne... Nors manau, kad tavo papuošalai yra ne Lietuvoje pirkti. Nu, gal ne visi, bet... Žinai, jisai tau padavė, žinai, tai... Aš žinau, kilme jų. Bet mintis yra kokia, kad ne tik tas moralinis, vertybinis klausimas, bet ir investicinis klausimas. Pavyzdžiui, aš dabar skaičiau visai neseniai straipsnį apie tai, kad tos garsiosios Cartier meilės apyrankės, kad jos, ta prasme, ypatingai priklausomai nuo klasifikacijos ar gryno aukso ar jau deimantais inkrustuotos ten ir taip toliau, kad jos tampa, žodžiu, nebepriskiriamos prie investicinių pirkinių, nors techniškai tai yra labai brangus daiktas ir jisai yra inkrustuotas deimantais ir taip toliau, bet dėl kiekybės pagamintos visame pasaulyje ir dėl nepaprastai aukštos kokybės padirbinių pasiūlos. Vienas iš labiausiai padirbinėjimų papuošalų pasaulyje. Kad tu gali nusipirkti apyrankę už, nežinau, 20 000 eurų ir jinai net nebus investicinė, nes ją bus labai sunku likviduoti. Nu, žinai, apie investicijas, tarkim, aš tikrai nepūsiu to tokio dirbtinai, nors aš klientui taip sakau, tarkim, kai karas prasidėjo ir tikrai prasidėjo tą dieną karas ir aš ėjau į dirbtuvės, į parduotuvę ir galvoju, nu, kaip tai paveiks mano verslą, mano darbą. Kažkaip įsivaizdavau, kad viskas sustos. Žmonės labai pirko tada deimantus, ką supratę, kad įsidėjai kišenę ir išskridai, kas be atsitiktų. Nes atėjo vėlgi klientai, kažkaip pas mane eina ir pasakosi tie žmonės, kažkokia mano tokia ypatybė kaip juvelyro. Tai sako, va, tarkim, mums paskambino iš Ukrainos, ką tik mūsų bičiuliai, kurie turėjo 12 butų, kuriuos nuomojo. Tai iš tų būtų per ten pirmas karo dienas liko ar 7 ar 5, tiesiog kiti buvo sunaikinti. Deimantai visada buvo, žiūrėkit, per karą, per viską, per visais laikotarpiais. Užsisiuvai išvarko pamušalą ir tu neprapulsi ir parduosi daug lengviau ar auksą, tarkim, investicinį. Tai yra taip, toksai daiktas, kuris, jis nesudegs, jis nesunyks, jisai mažas ir labai patogus. Ir pasidėti, ir galų gale tu gali pasidaryti, nusipirkęs tą deimantą žiedą, nešioti, jo grožėtis, reikės išimsi tą deimantą, apie deimantus čia ypač kalbama, ir jį parduosi, jeigu jis yra su koks geras verslo planas, dabar reikia tik tai surasti, kas pasipirš. Žiūrėkit, aš turėjau moterį, pažįstamą tokią bičiulę, kuri tiesiog taip mes ir susipažinom, užėjo pas mane ir sako, laba diena, turiu sužieduotuvių žiedą, parodo tikrai nuostabus deimantas, labai švarus, su sertifikatais, su visko. Žodžiu, sako, santykiai iširo, žiedas liko, su kuo labai sveikinu. Tada jinai taip pamatė, kad aš čia maždaug savas žmogus, žodžiu, po mėnesio jinai atneša antrą žiedą, tokį patį. Tempas. Taip. Žodžiu, jinai jau turėjo, jinai turėjo tiesiog. Žodžiu, finaliai jinai man atnešė tokius 3 žiedus, taip. Ir kur parduoti, tai apsitarė maždaug kur parduoti. Tiesiog noriu per kiek laiko čia įgyvendinti tokį... Manau, kad per porą metų, bet mergina labai, labai tikrai racionali. Žodžiu, jinai nusipirko butą. Aš galiu tą pabandyti, tai padaryti. Nesuprantu, ką tu veiki. Žiūrėkit, viena yra turėti santykius, antra yra gauti tokio lygio sužieduotuvių žiedą. Tai aš manau, taip įsivaizduoju, kad čia čempionė visų laikų, kurios niekas turbūt jau nepralenks, yra Jennifer Lopez. Tikrai. Ir yra mokytis ir mokytis. Ne, bet man tai čia gal ne tiek, kad žiedą gavo ir jai jisai liko, bet kiekis, 3, stipru. Vis tiek, bet aišku, yra garsių moterų Lietuvoje su statistikom tokiam įspūdingom. Bet, pavyzdžiui, tarkim, man labai užkliuvo tas momentas su sertifikatu. Tai reiškia, vyras peršasi ir dokumentus irgi paduoda kartu.
Ta prasme, čia tokia Lietuvoje dažnai. Priklauso, koks vyras, kokia moteris, kažkam tai pridėtinė vertė, kažkas tai. Tai, o gerai, o jeigu vyras peršasi, o ten yra, ne, jis sako, kad tai yra deimantas, o ten, tarkim, augintas deimantas arba net ne deimantas. Taip, tai yra tokių atvejų, tarkim, pavyzdžiui, kad moteris manau, galvoja, kad taip, manau, kad taip. Galiu pasakyti, neseniai mano parduotuvė buvo visiškai klasikinė anekdotinė istorija, ateina užsienietis, vyresnis vyras, žymiai vyresnis ir atsiveda labai labai gražią jauną lietuvaitę ir sako, rinkis iš vitrinos, aš tau padovanosiu, žodžiu, ką tik tai nori, jis įrenka žiedą ir auskarus, tikrai ten už pakankamai didelę sumą. Tada jisai sako, tai gerai, brangioji, žodžiu, kitą savaitę aš grįšiu, bet rezervuokite man, mūsų pardavėjai pasako, aš grįšiu ir tau viską padovanosiu, ir dabar spėkit iš vieno karto. Dabar jie turėjo gerą laiką tą savaitę ir dabar, sakykit, tai grįžo jisai tų papuošalų ar negrįžo? O, pažadai. Ne, bet tai, žinai, vyras. Jinai, kaip sakyti, jau buvo labai tokia, wow, excited ir jinai jam davė viską už tos papuošalus, už to. Bet ne už papuošalus, žinai. Bet tai yra labai retas. Į priekį. Bet čia labai drąsu tai pasakyti, rinkis, ką nori, dėl to, kad aš tai tavo papuošalus esu mačiusi ir aš irgi išsirinkau, ko norėčiau. Tai, nu, kaip kiek kainuoja ten tas išsirinkimas tavo? Toks išsirinkimas maniškis būtų. Kokia kaina? Ten buvo apie 10 000. Apie 10 000. Ne, daugiau, aš tokį žydrą. Žydrą jinai nori. Tas yra neparduodamas. O, prašau. Tai yra sustabdytas jo pardavimas, tai yra turmalinas paraiba, nes turmalino paraibos karatas dabar kainuoja 20-25 tūkstančiai. Ir tai yra tikrai ne pabaiga, nes jų yra labai labai mažai. Tai jeigu aš būčiau tą dieną jį paėmus, to tada man būtų... Tai tu būtum po metų turėjusi 2 pinigų, dar po 2 metų galbūt turėsi 3, bet aš jį sustabdžius ir dabar visi paraibų pardavėjai yra sustabdę pardavimą, laukia. Bet aš matai, mano akis. Pučia ir laukia, taip šaunuolė. Aš atėjau ir aš iškart vedžiau pirštą, tik vieną buvau, tai žinai. Tik vieną buvau? Nu, vieną buvau. Tai va. Bet ką noriu pasakyti, žiūrėkit, čia pasakoju, tai yra vienetai tokių istorijų. Vis dėlto 99% yra tikrai nuostabios ir aš, tarkim, drąsiai galiu pasakyti, kad Lietuvoje yra nuostabus vyrai. Jie tikrai myli savo moteris ir jeigu turi galimybę, tai jie džiaugiasi, kad kažką tai gražaus turi. Kad jinai puošiasi ir perka, ir renka. Tiesa, yra tokie, galiu pasakyti, irgi 2 moterų tipažai. Labai įdomu. Ir 2 šeimų turbūt modeliai, santykių tokių. Tai pirmas santykis tai yra, kai ateina moteris ir pamato gražų papuošalą ir tada sako, nu kažkaip tai paslapčiom reikia nuo vyro nusipirkti, kad jis nežinotų kainos ir nieko, nu žodžiu, nesužinos, tai bus skandalas ir bus labai blogai. Tai jinai pati savo nusiperka. Taip, nu jinai kažkaip paslapčiom ten susigeneruoja, suskaičiuoja, susidėlioja. Nu čia žinot, kaip tos moteris, kad, nauji batai, taip žinok, labai pigiai su nuolaida ten už 100 eurų, nors batai 500 kainavo. O kitas šeimų tipažas tai yra, kai jie ateina kartu, jie renkasi ir jisai jai, ir dovanoja, ir jie kartu ten kažkaip pastovė, kad jinai neslėpia, kad tai nėra paslaptis, kad tai yra malonumas, kad tai yra šventė, tai turbūt ir jisai kažką tai nusiperka savo tada ten motociklą ar motociklui kažkokią ten detalę, visai irgi neseniai buvo, kad jinai pirko papuošalą, jisai pirkosi savo ten hobį kažką tai. Tai va, tai tas yra toksai juokingas dalykas. Ir labai labai daug moterų yra, kurios tiesiog jos ateina ir perkasi ir jos jau nebesiaiškina, nebesiteisina, nes mano klientė vis tiek daugiau tokia brandesnė moteris, ten nuo 30 kelių turbūt metų. Ir vėlgi tai yra labai džiaugsminga, kad moteris darosi, pasidaro ir dirba ir pasiekia ir yra įvertintos šitie visi tokie dalykai, kad jos... O koks skonis, pavyzdžiui, lietuvės vis dar yra to minimalizmo šalininkės, kad labai kuklu, labai smulku? Ar jos kažkada buvo? Buvo tikrai. Buvo? Tikrai, tokius labai smulkių papuošaliukų. Aš pati atsimenu, kad aš tiesiog paaiškinau po juvelyrės. Čia nėra finansinės išraiškos klausimas. Nėra taip, kad jos negalėjo. Čia suvokimo dalykai. Aš nuėjau pas vieną juvelyrą ir jisai man uždeda tokį, žinai, tokį akmenį, žinai, ir sako, čia yra... Čia, žinai, tūkstančiai, aš sakau, o tau negražu. Man jisai per didelis. O tau nepatinka. Taip. Ir jisai yra man... Uždyką neimtum. Žinok, bet tikrai. Taip. Ir aš jį tiesiog numaunu, labai padėkoju, nes, ta prasme, bet man nėra jokio gailesčio atsitraukti nuo to.
Nusipranti, kai neturi to plano jį atnešti pas Jurgą, žinai, paskui parduoti. Kaip nepagalvoti. Žinok, kitą kartą jau jeigu siūlys tau padovanoti, tai tu imk, o paskui išsiaiškins. Laikas bėga, žinai, metai bėga, situacijos keičiasi. Dieve, kokia durna. Įsisiūk iš Grįžk. Taugi sakė. Labai noriu padėkoti NMF Home, nes jų dėka įvyksta šitą laidą. Iš tikrųjų, kad jie mus paremė ir mes atsidėkodami norim pasakyti, kad tiesiog užeikite į tą puslapį ir pažiūrėkite, ten yra nuostabių dalykų namams, viskas namams, labai greitas pristatymas ir apskritai, kartais visai įdomu įeiti kažkokią naują svetainę, kur tu gali atrasti kažkokių tai dalykų, ko tu dar nesi atradęs, tai vat aš grįšiu namo irgi ten panarstysiu kaip reikalas. Žodžiu, lietuviška produkcija, čiužiniai, šviestuvai, dekoro elementai, viskas jūsų namams. NMF Home. Na gerai, bet čia viskas taip pozityvų, taip tobulą, visi vyrai tokie dosnus ir taip toliau. O nebūna tokių, kad tas pats vyras perka 2 moterim papuošalus iš tos pačios vietos? Wow. Žinai, aš įgijau tokią su laiku savybę. Pamiršti. Nematyti, nežiūrėti, neskaičiuoti, negalvoti, nes, gal tai yra sesuo? Tikrai. Gal tai yra, tikrai. Taip, tikrai. Gal tai yra žmogus, sesers sesuo. Aš žinai, kai turiu brolį, aš taip ir matau, kaip mano brolis perka man ateitį deimantus. Nu, ką? Tiesiog, nes jis myli mane. Kodėl? Vainot, žinai. Ne, ir aš jam tai tu jam atgal. Žinai, bet vienintelį, ką galiu pasakyti, vyrams reikia labai konkrečiai pasakyti. Aš čia irgi filmuoju dabar ilsus dedu. Ateina vyrai su print screenu. Vat šitą, turite žiedą ar auskarus ar kažką tai. Nes yra tikrai buvę situacijų, kai jis skambino ir verkė, kad tikrai gal ne iš ten nupirko. Taip, sako, taip svajojo, jam viską parodžiau, papasakojau, jis tiek kažkur tai nusuko kitur. Pigesniu keliu. Net nebūtinai, bet žodžiu, taip. Jam buvo įduota nuotrauka, tai ir sėjo ir vis tiek kažkur tai nuėjo. Tai va, tai tu broliui, žinai, irgi sakyk, žinok, tarp kitko. Broliui. Vis tiek yra gimtadieniai, kalėdos, žodžiu, ką dovanoti, jis tai norės dovanoti. Taip, o va, štai prašom. Kiek tavo broliukui metų yra? 24 šiuo metu, jis jau kaip tik viena koja deimantų. Gera pradžia dovanoti seserį deimantus. Viena koja deimantų pasaulį. Taigi, kalbam dar vieną temą, kuri aktuali, man atrodo, lietuviam ir ne tik. Kelionės ir kelionės įgyti papuošalai. Žmonės, kai pasirenka kažkokią tai destinaciją, kuri garsėja, nežinau, pavyzdžiui, Indija, auksas, Afrikoje, nežinau, deimantai. Azija, bet kas, Turkija, ten, nežinau, Tailandas. Kaip su tais papuošalais įgytais tokiom patogesnėm aplinkybėm, geresnė kaina? Tikintis, kad jie bus pigesni. Kokia rizika? Rizika iš viso netikro gaminio, rizika nekokybiško gaminio. Rizika yra tokia, kad kiekviena tauta turi ten regioną savo mentalitetą, taip? Ir mesgi žinom, kad yra tarkime, Egipte. Kai tau pasako ten $10 kaina, o tu nusidarė iki 3. Tiesiog jie nori, jie bando, galbūt papuls ir žmogus nusipirks, ką jam pasakė. Kitas dalykas tai yra, kaip ir sakau, jei jūs įėjot pro duris, jis iš karto nuskanavo jūs, jis turi patirtį, jis daro visą tą visą savo gyvenimą ir daro kartą iš kartos ir dar gauna pamokymus iš tėčio, dėdės, mamos ir visko. Ta prasme, jisai žino, kad jūs čia atėjote pirmą ir paskutinį kartą, kad jūs poryt išskrisite. Kitas dalykas, jis iš karto nuskanuoja, kad jūs nieko neturit bendro su juvelyrika ir ypač gemologija. Tai dabar ir savo atsakykite klausimą, ar jūs nusipirksite tikrai pigiau. Jeigu jūs nusipirksite pigiau, tai ką jūs nusipirksite? Tai pas mane ir Seife, nors yra įstatymas toksai, kad juvelyras, jeigu metus klientas neatsima papuošalo, pavyzdžiui, užsakyto, tai tampa juvelyro nusavybė, bet aš niekada ten, guli pas mane Seife. Tai guli pas mane Seife daug stiklo. Tai yra, pavyzdžiui, tėvai nupirko dukrai smaragdus, ten 30-mečio ir 40-mečio proga. Man atnešė į dėžutės, netidarė, bet toks stiklas, kad nežinau, paimtas butelis tiesiog ir peršlifuota. Tai va, sumokėta yra $1000. Pas mane guli sauja safyrų. O kodėl jie niekada tavo Seife tie daiktai? Todėl, kad jie sako, man net nebemalonu ateiti pasiimti, nebenoriu šito daikto matyti, nes yra išleisti sakau, yra atnešęs žmogus daug safyrų, sauja tikrai safyrų, 19, didelių, labai gražių.
Ir, tiesiog, sakau, galiu nuvežti, tiesiog į probavimo rūmus ir patikrinti, ir tai yra visiškas stiklas, tai tas žmogus irgi neatėjo, nes ten buvo labai daug tūkstančių išleista, ir ten buvo, man atrodo, pirkta Afganistane prieš perversmą, tai ką tu grįši į Afganistaną. Tai tie žmonės neteina, bet aš galvoju, šiandien jo tokia emocija, o, pavyzdžiui, jisai po mėnesio sugalvos, jam kažkas ten sėdės, pasako šitą istoriją ir sakys, gal nei tave apgavo, ta juvelyrė, gal ten vis dėlto safyrai, tai aš visą tai laikau, bet jau kažkaip dabar nebepriimu, nes yra istorija, kad moteris pirko žiedą su karato deimantu, irgi Tailandė turbūt, nors atėjo, bet vėlgi žmonės pasakoja legendas, kad pirko New York'e, ten, žodžiu, taip ir taip. Bet labai nekokybiškai baisiai padarytas žiedas. Ir mes pradedam perdarinėti, išardom, aš sukūriu naują visiškai žiedą, dizainą, viską. Ir kažkaip, vėlgi, tu čia turi toks paranojikų būti. Ten dabar jau viską tikrinu ir be dokumentų nepriimu, eikit, susiprobuokit, jau tada man atneškit ir parodykit, ką atnešat. O tada mes pradedam daryti žiedą, padarom, žodžiu, ir nuvežam probuoti, ir tai yra, vienu žodžiu, euro vertės ten zirkonas. O kaip patikrinti, pažinot, šitos istorijos tikrai tokios dramatiškos, nes aš įsivaizduoju, kad tas žmogus, jisai nežino, jisai negali plika akim atskirti. Nežinau, tarkim, jinai paskui jau pasakė, kai atėjo ten su baisiom man pretenzijom, kad sukeitė tą akmenį skandalais ir visą kitą, bet ačiū Dievui, turiu ten sutartis, pasirašomas ir viską. Tai sakau, gerai, sakau, tai rodykit sertifikatą. Karato deimantas, jis turi turėti sertifikatą. Gal kažkur namuose turiu. Žinokit, sakau, kai surasi, tai atneškit man sertifikatą. Gerai, tai to jinai nerado. Jau tada jau sakau, tai tiesiai šviesiai, kiek mokėt? $4,000 už karatą deimantą. Tai yra visiškai nereali suma. Žmogus ir pasimovė ant to, nes bent dvigubai turi būti ta didesnė suma. Nėra tokių stebuklų, tiesiog yra deimantų birža, yra kainos, nėra tokių stebuklų. Tai sakau, tai viskas, tai yra, jums pirmas buvo tiesiog kad tai yra apgavystė. Tai išleidot 4,000 ir Tai baigėsi ta istorija, kad tas žiedas vėlgi po šiai dienai yra mano, tarsi jinai man nesumokėjo nei už darbą, nei už nieką, nei už auksą. Tas žiedas pas mane seife guli, tiesiog, nes, ką aš žinau, kas jai pasirodys ten galbūt po metų. Bet šiuo atveju aš nukentėjau kaip juvelyrė, nes, sakau, man už nieką nebuvo sumokėta, aišku, jinai iš ją labai nepatenkinta. Aš įsivaizduoju, jinai nešiojo tą žiedą kelerius metus ir įsivaizdavo, kad tai yra deimantas ir kaip pigiai nusipirko viską ir staiga tu gauni tokį šoką, kad tave tiesiog apgavo, kad tave apgavo. Bet ir deimantas deimantui nelygų, vis dėlto ir kaina lygiai verčio dydžio deimanto vis tiek pavadinimas nieko nelemia. Nuo švarumo, nuo pjūvio. Daugybė dalykų yra parametrų. Ta prasme, kurie daro tiesioginį įtaką kainai. Tai, pavyzdžiui, irgi šitus dalykus, kaip žmogus gali paprastas, tarkim, suprasti, matydamas tą gaminį. Aš tai visada sakau, jūs turit pasitikėti juvelyrų. Jeigu jūs nepasitikėte vienu juvelyrus, nueikit pas 2, pas 3, jeigu jūs ruošiatės investuoti, nusipirkti. Tai tiesiog, tada ir kažkokį tai vidurkį jūs paskaitykite, Dieve, Google'as, paskaitykite. Tai aš, kaip aš darau, tai labai paprastai darau, tiesiog ateina žmogus ir sakau, koks jūsų yra biudžetas. Kiek jūs pasirašė išleisti? Nes mano moto yra geriau mažesnis, bet švarus. Aš kaip tik norėjau paklausti, aš tam tikrą prasme pateisinu moterį, tarkim, jinai negali sau leisti paties švariausio deimanto, bet jinai nori iš principo turėti kažką. Pataupyk, pirk mažesnį. Gerai, nenori mažesnio, pasitaupyk, dar aišku, kyla kainos, viskas. Išsimokėti, nes aš vis, ten yra tokių buvę, tiesiog, kad ateina, vienu žodžiu. Tai aš sakau, kad, ateina vieniša mama, tikrai sako, dukra baigė vidurinę ir išvažiuos ten, tarkim, studijuoti ir į kitą miestą, ir į kitą šalį. Taip norėčiau kažką padovanoti, bet, visiškai, tas biudžetas, tikrai, tu matai tą. Tai aš esu, sakiau, Dieve, sumokėkit per pusę metų, ta prasme, tu matai, kad, sakau, atneškit, kai turėsit. Atskiri atvejai. Aš tokia taip, aš taip esu. Ten paskambina bičiuliai ir sako, jinai dirba labdaroje, žodžiu, benamius maitina, bet jinai savo tai laisvalaikiu daro. O ten yra jauna pora, kurie tai daro, verda tą maistą ir jie maitina ir jau tuo vestuvės, jie buvo iš kaimo, visiškai tie auksiniai žiedai. Aš padovanoju. Tai mane ten užpylė tada bulvę, morkom iš kaimo. Super, pas mane šeima didelė, žodžiu, vaikai, mano, nuostabu, puiku. Bet čia žmogiškasis faktorius. Taip, nedažnai. Dažniau tai būna, kur žmonės tikrai turi tų pinigų ir tą galimybę, bet jie deras iš to sportinio intereso. Tada jau aš sakau, aš pasižiūriu batus, batai yra ten 100 eurų. Sakau, aš galiu pasakyti, su kokia mašina atvažiavote, kvepalai brangus. Tiesiog sakau, kodėl jūs žeminat mane ir save ir kodėl jūs tai darote. Ypač prie savo moters. Dabar su šitais
kokius batus prisiminiau, negaliu nepasakyti. Nešiau pakalti kulniukus Vilniuje, žodžiu, pas, avalinės taisyklą. Ir, žodžiu, padedu tas batukus, tik kulniuką, tą gumutę tą pakalti. Ir jis man sako, labai oriai, sako, 25 eurai. Ir sakau, oho, sakau, ką aš žinau, daug. Ir aš turiu, ta prasme, 2 poras batų, 50 eurų pakalti tas gumutės. Ir aš sakau, čia žinokit, didelį. Italijoje pigiau gal? Ne, tai žymiai, šiaip Italijoje didžioji dalis paslaugų yra žymiai pigiau, bet čia kita tema. Bet, ta prasme, aš sakau, žinokit, 50 eurų, sakau, čia didelis pinigas, aš sakau, kitus dar galiu batus nusipirkti už tą sumą. Taip. Ir jisai man sako, čia Jimmy šių batai. Sako, jie ne 50 eurų kainuoja. Ir aš žiūriu, jis sakau, o jūs domitės mada, sako, akivaizdu. Ir jisai sako, taip, jo, profesija tokia. Sako, jeigu nenori, sako, taip, eikit be kulniukų tu. Sakau, žinokit, vien sakau, šitą atsakymą, sakau, man irgi gerai, sakau, 50 eurų. Sakau, tikrai, pagarba, tarasi. Taip. Tai va, čia irgi tas toksai, kad nuskaitai tą klientą. Aš tuos batus, tarp kitko, pirkau iš parduotuvėje, outlete ir tikrai mokėjau maždaug kokią 80% mažiau negu jų reali kaina, tai tie 25% konkrečiai tam batukui. Tai va, primokėjai dabar už tuos. Aš pakėliau jų vertę, praktiškai. Bet žinai, tai įranga, taip, bet aš tiesiog mokesčiai, kad nuskaitomas yra klientas. Aš labai noriu savo pardavėjams sakau, jokiais būdais niekada, ne. Galiu pasakyti, kas su manim vyksta. Ateina žmogus daryti remonto, pasiskambini, ten labą dieną, taip ir taip, tai čia žinote, čia va kaip tik gerų metų man, juvelyrinė parduotuvė, ne, tai va žinokit, vat kaina, tada jau ta kaina auga. Taip, bet taip neturėtų teoriškai būti, aišku. Taip neturėtų būti, bet tarkim, aš labai susiduriu su tuo. Labai. Man labai patinka tai, kad čia yra lietuviškas daiktas ir visa tai yra taip kokybiškai sukurta, nes vis dar kažkaip atrodo, kad mes lietuviai kažkaip vis bandom kažkokius ten kopijuoti, kažką padaryti, bet tas puikiai pavyksta. Servetėlės švelnesnių pasaulyje nėra, ta prasme, realiai nėra. Kam tu jas pati naudoji? Kam aš naudoju? Sau, kai reikia išsipūsti nosį ir jeigu sergi, pavyzdžiui, kokia sloga, kur labai bėga, tai dažniausiai paskui ten tos odelės, ten paskui rankionėmis dar savaitę kokią. Tai su šitom nėra jokių tokių visai pojūčių. Ir servetėlės, pavyzdžiui, šitas naudoju ir nešiojus rankinukais įdėjus. Nes, pavyzdžiui, jeigu kažkur tu ilgiau, pavyzdžiui, važiuoji, kažką darai. Bet čia jos tinkamos yra ir intimiai higienai ir visam kūnui. Taip, būtent. Ir va šitas prausiklis yra. Aš kažkaip anksčiau galvodavau, tai gerai, tai vis tiek, žinai, duše nusiprausi, ten dušo želė, visą kitą ir kažkaip. Tikrai. Bet ne. Jeigu mes savęs nemylim, reiškia, mes nenaudojam šitų dalykų. Arba jeigu mes nenaudojam šitų dalykų, intimiai higienai praustis, tai mes nelabai mylim save, nelabai rūpinamės, tai kad pasirūpinti tikrai. Ir yra štai naujiena. Čia yra menstruacinės kelnaitės ir atsirado maikutės. O tiefė, žiūrėk. Kaip servetėlės tos, žinai, tokio švelnumo, bet rimtai, ne, kokio švelnumo. Bet jūs reikia, galima namučiuose būti jau. Tu galėsi namučiuose būti, paskambinsi man, mes pasikalbėsim. Abi sustiksim su tom pačiom maikutėm. Taip, tai va, žodžiu, yra tokios dovanos. Ačiū labai. Va. Oi, bet tau tai tikrai tinka. Tai aišku. Dėl to, kad tu esi šviesa. Pažiūrėk, va. Ir ilgis labai. Grinai jam papukų dydžio, va. Mano dydžio, kaip man. Bet tik dabar madoj. Tavo akių spalvos. Praktiškai čia tau kurtas. Bet dabar yra madoj pilveliai nuogi. Tai aišku. Kaip Britnės laikais. Tai kodėl tu tą pilviuką uždengus? Nes aš niekada neklausiau Britnės, o klausiau Eminemo, supranti. Tikrai. Iš tų plačių suknelių tikrai pasakyčiau. Tada tylė kiaulė, gilia šaknį knisa. Opa, va dabar jau galiu pritarti šitom kelnaitėm. Nes tai yra tikrai daugiau tokie stringučiai, o ne, žinai, tu nerodai nugarinės pusės. Triusikai tie, va, žiūrėk. Va čia priekis. Va, kaip gražiai sugnypta, matot?
Labai faina. Sakau, kad yra žmonių, kurie yra, ta prasme, kurie tiesiog nenori ekstravagantiškų papuošalų nešioti. Dėl daugybės priežasčių. Tiesiog jam tai yra neskoninga, ten pernelyg afišavimas savo finansinių galimybių. Ta prasme, čia daug sudedamųjų dalių, dėl ko tu gali nesirinkti masyvaus prabangos, ta prasme, kažkokio tai simbolio. Ne, vis dėlto tos didesnius tai jie perka tikrai kaip investicija. Kaip, pažiūrėjau, tylioji prabanga, tarkim, apskritai, tokia kaip savoka, tylioji prabanga, kad tu, tarkim... Kas tai yra? Na, kad tu neafišuoji logotipų. Pasidėjęs laikai, kad tu, ta prasme, kad neina nusakyti, ar tavo rankinė kokio yra prekinio ženklo, nes nesimato, tarkim, to niekaip neidentifikuojama. Tik matai, tada klausimas, žinai, ar tu pirksi ten Chanel rankinę už ten 10 000 ir kad nesimatys, nors jie nebereikalo tie visi brandai deda tos logotipus. Ar tu pirksi jau tada lietuvių kurie, ta prasme, tai kokia tada, kaip čia pasakius, ta prasme, va čia jau man toksai, žinai, labai toksai, vėlgi toksai kraštutinis, net kažkoks tai irgi neskoningumas, maždaug pabrėžti, kad man nerūpi, bet jau tu pirkdamas parodai, kad tau rūpi. Taip, bet čia dar toks, žaidimas, viena iš tendencijų. Ne, tai tie tokie banalūs, aišku, tokie pigus, bet jie yra pigus, jie nėra brangus. Ta prasme, kiekvieni madų namai turi kelias tas linijas, pigesnės ir brangesnės. Ir jeigu... Tokie mados namai, nežinau, paaiškink, koks nors vyriškos mados, tarkim, Brioni, kokia nors mados namai, kurie yra aukščiausios kokybės medžiagos, aukščiausios kokybės meistrystė ir taip toliau, bet drabužis atrodo visiškai tiesiog lygaus silueto. Bet tu atpažįsti, supranti tą kokybę, bet prekinio ženklo ne. Nežinau, kaip pasakyti. Gerai, keliamės ten, kur viskas matosi. Man atrodo, kad tai yra labai, pamiršau tą žodį, labai yra, žinai, irgi man neįdomu, man nerūpi, aš to neakcentuoju, tai tada, žinai, tada ir neakcentuok. Sakau, tai eik tada pasisamdyk, žinai, močiutę, kuri tau numegs iš aukščiausios kokybės merino vilnos tą megztinį ir tu jį nešiok, tada tai užsakyk, išgelbėk 10 močiučių, tu duok jam užsidirbti. Čia toks, sakau, čia jau gaunasi, žinai, man nerūpi, bet iš tikrųjų tai šiek tiek giliau 5 minutės pakalbėjus su to žmogum, tai jam taip rūpi. Ne, tai rūpi, tai čia... Kad, žinai, labai rūpi. Ar kažkaip prisilietei prie apskritai kilmės šitų deimantų, jų, žinai, nežinau, gal kažkur buvai šalies, ta prasme, ar kilmės, ar jie auginti, ar natūralūs? Ne, apskritai, jie yra, ta prasme, kaip ir... Tu čia klausi apie tos krūvinus deimantus? Taip, apie šitą visą šaknį, nes... Šitam posakiui yra daugiau negu 100 metų. Ta prasme, gyvenimas eina į priekį, technologijos, deimantai kitaip yra kasami. Dabar jau to vaiko turbūt niekas neįleidžia į tas kasyklas, į tą ten, nežinau, pusę kilų. Tai yra daugybė kažkokių tai nesąmoningų mitų, ta prasme, krūvinas deimantas ar ten bet kas gali būti krūvina lėkštė, jeigu tu dirbi gamykloje, virtuvėje. Arba dirbi gamykloje, kur tu patiri ten, tarkim, mobbingą ar ten, nežinau, psichologinį smurtą. Tai, ta lėkštė bus daug labiau krūvinesnė už tą deimantą, kur iškasė mašinas, nušlifavo netgi mašinas. Tai, ir, sakau, yra tokių kažkokių tai apipintų mitai, legendų. Aš ruošiausi šitai laidai ir aš negalėjau negalvoti dėl to, kad... Ką tu ruošiaisi? Užsidėjai deimantus? Auginai deimantą mikrobangį pas save virtuvėje. Taip, turėčiau. Pakalbėsim apie šitus auginamus, bet aš dabar tikrai neatsiplėždama labai įsitraukusi stebėjau iš turtingiausių Azijos šeimos palikuonių vestuves. Bani šeimos, kur, nežinau, visas mano prabangos savokos, fantazijos buvo perspjautos. Aš neįsivaizduoju, teisybę pasakius irgi, kad tokio dydžio smaragdai gali būti. Bet mes kalbam apie tokius mastelius, ta prasme, apie ausį, kuri matosi, kad ilgamečiai yra nutempta žemyn to svorio. Tai va, kiek tai malonu buvo nešioti, kiek tai svėrė, kaip jos ten jautėsi. Bet aš taip suprantu, kad ta mama yra pratusi, nes jos tausis yra antiek nusitysusi žemyn. Tai yra statusas, tai taip turėjo būti. Bet iš tikrųjų, truputį pakalbam, nežinau, ar tu net žiūrėjai kažką tai iš to? Ne, kur aš galėjau žiūrėti? Jeigu tu man nieko neatsinti, tai aš tada žinai. Žinok, neįmanoma, jeigu tu įlindėjai Instagramą per paskutinės ten 3 savaitės, tai aš neseka jinai tų. Jinai seka jo, visai kitus dalykus. Tikrai nedeimantinius. Bet čia nėra, žinau, konflikto. Tai nėra. Tiesiog labai gaila, kad man labai gaila, kad neįkrito man į tą mano srautą. Mes tau įmesim. Davai įmesim. Dėl
to, kad gali būti dvasingas ir turėti deimantus. Draugė vadinasi, negalėjo pasidalinti. Taip pat tas vestuvės, mano komentarų. Ne, tai tikrai, truputėlį pakom, dėl to, kad mes su tavim tik tai susitikom šiandien, aš tau iš karto apie tai pasakiau, dėl to, kad aš kai žiūrėjau tas visus video ir ten atseku atskirą profilį, kuris konkrečiai aptarinėja papuošalus atskirai ir kiek ten tų karatų, 50 karatų. Tūkstančiais ten tų karatų, ne, ten tūkstančiais. Ten apie tai, kad ten vienas karatas, tai čia neegzistuojantis, mato. Gėdingas, gėda. Net ten nėra tokios net gėdos. Ten į plaukusgi segėsi jaunikio mama, ten po 10-15, ten keliasdešimt segė. Taip, aš mačiau tai irgi tą tokią gyvatę, deimantinę ir įvairių formų, ir širdės formos. Aš manau, kad ten šakutės ir peiliai buvo inkrustuoti karatiniais deimantais. Mes norim visų pirma. Bet tas vestuvės. Norim pakalbėti apskritai apie taikos pasaulis yra margas, dėl to, kad kai mes čia kalbam visą, sakom, pusę laidos kalbam apie tai, kad 1 karato investicija yra labai didelė ir taip toliau. Tai yra... Ir kuo švaresnė sakiau, kad tai yra labai didelė investicija. Tai mažytė investicija. Tai yra, kaip sakom, toj pačioj planetoje gyvena žmonės, kurie, na, ta prasme, vos pavelka. Vieni badauja, o kiti nepaneša, čia labai gerai pasakėjau. Nu, iš tikrųjų. Tai žodžiu. Toj pačioj Indijoje ypač. Tai ypatingai Indijoje, tai tame didžiausia ironija yra. Aš manau, kad visą Indiją galima buvo pamaitinti, kiek mokyklų atidaryti. Aš žinok, labiau apie tai net galvoju. Aš galvoju labiau apie tą šeimą, ar jie ten bus laimingi. Aš tai dar savęs mes pokštam su mano vyru, kad aš jam aišku rodžiau per prievartą visus tas video ir, žodžiu, jisai turėjo žiūrėti su manim ir sekti visus tas procesus, nes vestuvės truko pusę metų, ne vieną dieną, o ta prasme, tai ten ir tu sekei pusę metų. Turinio buvo nuo kovo mėnesio, tai žodžiu. Ir dar bus, dar ir ten vis didėjančia tvarka. Ir jisai taip visiškai tokiu ramiu veidu sako, kažin, kur jie važiuoja medaus mėnesiui. Ir aš taip natūraliai sakau, turbūt į Mėnulį. Ir praėjo savaitę ir šis straipsnis, kad realiai skrenda į Mėnulį. Ir aš galvoju, žiūrėk, kaip viskas paprasta. Žinai, kaip sako, kiekviena pokšta dalis tiesos. Aš žinojau. Tiesiog, kad atpalaiduoji savo mintis ir pasakai didžiausią kliedesį. Ir tai yra tiesa. Ir kai kada sako, kad kažkokie dalykai yra neįmanomi, ne? Ne, tai įmanomi, tai absoliučiai. Bet labai džiaugiuosi, kad mes turime dovanų. Užpraeitoj mūsų laidoje svečiavosi dietistė, mama, knygų autorė, sveikos gyvensenos entuziastė, labai šiaip nuostabi moteris, Indrė Trusovė. Taip. Ir jinai pristatė ir mums padovanojo slapta ir mes tada niekam nerodėm, bet džiaugiamės, išbandėm pačią savo, žodžiu, produkciją. Taigi, viskas slepiasi po pavadinimu Žalias žingsnis ir taip. Parodykit, kas ten yra. Tai aš tau neparodysiu, aš tau dovanosiu, mes dovanosime tau. Štai, žodžiu, Indrės pačios atrinktos, išbandytos, jos visos šeimos nuolat vartojamos priemonės ir produktai. Viskas sveikai gyvensenai, bet su komforto prieskoniu, žodžiu, neperspaustai, bet taip, kad pakeisim savo gyvenimo būdą, be didelio streso, be didelės įtampos. Kolagenas, papildai, jos pačios kurti produktai, aš noriu papasakoti, aš pažįstu Indrę. Aš irgi jau pažįstu, nes aš gal artimiau su ją pažįstama, nes aš vartoju šitos dalykus. Aš nevartoju. Vartoju tikrai? Aš net labiau negu tu vartoju. Tai yra labai apelsinų skonio kolagenas, nes kolagenas labai kolagenas yra šlykštus daiktas. O čia yra, aš ir dar pasakysiu, labai daug esu išbandžius kolagenų. Labai daug. Visokiausių ir šlykštynių, ir nešlykštynių. Ir ten vienaip susimaišo ir kitaip su vandeniu. Tobula. Su vandeniu ištirpstais, tiesiog nėra jokių bumbuliukų, tų, žinai, nereikia išsiplakti. Tiesiog išmaišai, va taip va. Nepadaugink. Ne. Žinai, plaukai atsikeli ir teiki čia. Taip. Bet nerealu, ta prasme, ir skonis, apelsinų skonis. Nėra net to atašlikščio tokio skonelio, kur būna įprastai. Už tai jūs abis tokiais nagais. Tai ir plaukais, ir nagais, ir odom. Gėlės, supranti, auga. Dirbtiniai gėliai užauga. Bet man iš tikrųjų labai svarbu yra tai, kad tai pačios Indrės filosofija. Aš, pavyzdžiui, stebiu ją nuolat socialiniuose tinkluose ir tai, kad tu ją matai kaip gyvą pavyzdį, jos tos filosofijos, tai jinai pakeitė gyvenimo būdą, tos sveikos gyvensenos. Kokia oda jos, o dieve. Viskas, mes ją matėme iš arti, sėdėjo čia pas mus. Tai siunčiam linkėjimų, esam dėkingos, o šiaip jūs, mūsų mėlyje žiūrovai ir žiūrovės, rasite dėl visą produkciją žaliasžingsnis.lt, nes produkcija skirta ne tik moterims, bet ir vyrams. Ir kaip visada, mes turime mūsų nuolaidos kodą, nusirenk 15, būtinai pasinaudokit šitą galimybę visiems nenukainuotiems produktams. Jeigu mano mama, tarkim, nepalaimintų, ta prasme, mano pasirinktos antrosios pusės, aš manau, kad būtų labai sunku iš tikrųjų gyventi. Nu, tektų rinktis tiesiog.
Nu taip, bet čia labai nemalonus toks pasirinkimas, žinai. Nu, bet gyvenime būna, žinai, aš, pavyzdžiui, su 3 sūnų mama. Tai suprantate, aš turėsiu 3 marčias. Tai gerai, jeigu geriau, jeigu man... O Dieve, aš jau matau, kaip ateina, jie atsiveda ir tau nė viena netinka. Ne, nu žiūrėkit, tu man atveda. Nu, eik, tu, aš jau matau tavo griežtumas ir tas toksai erelio akis, žinai, kuri, žinai, nu, vat nagai dabar, vat, nu, vat. O kas apie nagus suva? Jau tu nepraeitum. Ne, tavo čia net pusės to nėra. Nu, tai žinai, ta, kuri net nežinau, ką ten daro. Bet aš net nežinau tokių. Manikiūrus jinai tikėtina daro. Kaip jinai jos daro? Su kuo jinai daro, su tokiais nagais? Gerai, žodžiu, nagai, visi atsargiai. Bet žiūrėk, pavyzdžiui, dėl smulkmenas žmogus neturi nei vienos nagai netiko gyvenime neskaitęs, nei vienos knygos. Bet tai normalu, tai tu tam ir esi mama. Bet jeigu jam patinka jos tokie nagai. Ne, tai tą ir noriu taip, ir tu nieko nepadarysi. Ir svarbu, sūnus būtų laimingas. Padarys, aš taip įsivaizduoju. Mano nuomonė pritarė visiems mano pasirinkimams. Ir aš labai įsiklausydavau jos argumentaciją. Ir jinai buvo teisi, tu dabar supranti. Iš tikrųjų, absoliučiai taip. Jinai labai nepernešė mano vieną. Paskambink mano sūnums, pasakyk tai. Bet praėjo daug laiko ir aš dabar tikrai žiūriu atgal ir aš, ta prasme... Ačiū, mama. Ačiū, mama. Ne, atsiprašau, mama, kad tau teko su tuo taikstytis taip ilgai, nes tai buvo tikrai baisus. Mamai deimantą. Žinai, nes aš laukiausi paskutinio sūnaus. Ir gavau tokį labai įdomų televizinį pasiūlymą daryti, laidą. Ir tiesiog man paskambino vienas žmogus iš televizijos, kuris sako, nu, bet mes galėtumėm kartu tą daryti projektą. Bet žinot, ateikit į pokalbį, Jurga. Bet žinot, sakau, pas mane tokia situacija, kad aš kitą savaitę gimdau. Tai jeigu tinka ta situacija, tai ką aš pasakoju yra labai baisu ir vis dėlto taip tikrai nereikėtų daryti. Tai va, ir mes su juo susitikom, nes buvo kaip tik pavasario pabaiga, ką tai reiškia, kad reiškia, kad rugsėjai startuoja naujas, tas projektas, sezonas, ką tai reiškia rugsėjai, tai jūs eteriai yra. Taip. O visas pasiruošimas ir filmavimai prasideda, taip, vasarą. Nu ir taip aš taip juokais sakiau, aš paskambinsiu, kai pagimdysiu tą kitą savaitę. Būsiu laisva tą sekančią dieną. Jeigu būsiu gyva, nenumirsiu gimdydama, jeigu būsiu sveika, jeigu su mano vaiku viskas bus gerai, tai aš paskambinsiu, prisiduosiu. Tai man nereikėjo jam skambinti. Jisai man paskambino tą dieną, kai aš pagimdžiau, tai tu gyva, sveika. Tai kada į darbą. O Dieve. Ir aš išėjau į darbą turbūt tame projekte. Bet buvo auklė, aš važiuodavau ir maitinau, ten ir virš metų sūnų. Tai ir važiuodavau tais visais vežimėlis ir viską, bet aš galvoju, jeigu man ten būtų kokia pogimdyvinė depresija, tai aš turbūt net neturėčiau laiko tai pastebėti. Žodžiu, tai yra absoliučiai nenormalu. Taip. Tai yra, nes nebuvo net būtinumo, bet kažkoks toks azartas ir kažkoks toks savytas, ar ten čia kažką praleisiu labai svarbaus. Taip. Bet čia kažkas su televizija yra. Aš pati dirbu užkulisiuose televizijoje ir yra labai daug moterų užimančių būtent producerės pareigas. Ir jos visos, ta prasme, yra mamos, žmonos ir aš visas jas žiūriu į tą tokį nežmonišką ritmą ir tada aš galvoju, bet ta prasme, yra dar žiauresnių sričių, aš žinau, kad į televiziją išeina ilsėtis žmonės, pavyzdžiui, reklamos verslas, kur yra... Bet aš suprantu, kad tu gelbėtum gyvybės, žinai... Ne, bet pavyzdžiui, aš galiu papasakoti savo ekstrem situaciją, visiškai tokią ekstremalę. Aš pasigimdžiau ir buvo Frei 2 mėnesiai ir aš turėjau renginį. Pradžioj galvojau, kad aš turiu tą dieną vieną renginį. Kai artėjo jau liko 2 dienos iki renginio, aš suprantu, kad aš su tuo pačiu savo personažu, policininkė, aš vedu 2 renginius skirtingose vietose. Tuo pačiu metu? Tuo pačiu metu. Okay. Nes ir ten reikėjo būtent tos lyvos. Ir renginio maždaug scenarius panašus, kalbėjausi su keliais žmonėm ir aš galvojau, kad aš kalbu vis laik apie tą patį renginį. O Dieve. Aš Frėją maitinu kas 20 minučių. Tada ką aš darau, aš pasiemu auklytę ir mes su ją, žodžiu, ir kai aš jau suprantu, kad va čia už poros dienų tas renginys ir tas renginys, bet čia viena tai yra taip tamsta ir pramogų bankas. Kažkaip gali sulakstyti. Čia. Dar, žinai, taip tas 20 minučių, kada tu Frėją maitini. Kas 20 minučių aš maitinu Frėją. Reiškia, tai va tik tai vienintelė problema. Buvo taip, kad aš tada, kai jau liko 2 dienos iki renginio, aš sakau,
aš labai atsiprašau, bet aš dabar suprantu, kad aš turiu 2 renginius. Ir čia jūs, nesek tamstui. Ai, aš sakau, kai jūs kilnojat, tai ten ir dar nepatvirtinot ir suprantu, kad ir viskas sudėliota. Ir tada, žodžiu, skambinu vienai organizatoriai, pasakau, jinai ant manęs rėkė, kokia aš esu neatsakinga ir kaip aš galiu šitai pasielgti ir kaip aš nesužiūrėjau ir ten koks žemas lygis ir visa kita. Ir kitai skambinu, jinai sako, žiūrėk, viskas gerai. Mes viską toj padarysim. Sako, žinok, man nesvarbu, aš ten galiu biškelį pavėlinti ten tą, žinai, tavo išėjimą. Žiūrėk, padarysim taip, aš paimsiu tokį berniuką su mašina, jisai tave pavežios. Tavo auklė kur galima, pasaisti studijų galima, ten, žinok, prie Temstos Subačiaus tenta. Gerai, žiūrėk, aš visą logistiką sudėliosiu. Tau rytoj paskambins tas berniukas, jisai tau viską parodys, jisai sudės tiesiog, kur tu važiuosi, kur tave nuveš. Nuveš, parveš, tu pradedi ten renginį, grįžti pas mus. Pakeliui pamaitini Frėją, tada nuvažiuoji, pravedi tenais, tada vėl pamaitini, tada važiuoji ten antrą dalį padarai, tada pamaitini, tada jau ten, jau kai pabaigiau, užbaigiu, tada mano vaikas su manim į viešbutį šalia Čikšt, kad aš būčiau arčiau ir tada aš važiuoju ten, pabaigiu renginį ir aš pasiėmiau savo vaikus ir namo. Ir taip ir įvyko. Ir taip ir įvyko. Ir kai aš jau tam viešbučio kambarį ateinu su tais bėgančiais papais visais ir maitinu tą paskutinį kartą, jau viskas po visų tų abiejų renginių. Aš galvoju, Dieve, ta prasme, pasakykit man, kad kažkas yra neįmanoma. Tai yra įmanoma. Jūs man siūlot per vieną vakarą pravesti vieną renginį? Jūs juokaujat. Nemaitinančiai. Nėra ką veikti. Dabar aš neturėčiau ką veikti. O paskui buvo talentų filmavimai. Ir Samas sako, yra taip, filmavimas trunka 3 dienas iš eilės. Jisai trunka, kiek ten, 6 valandas. Ir galima daryti kas 3 valandas. Kas 3 valandas, kas 20 minučių išmaitinu. Kas 3 valandas. 3 valandas filmuojam, pauzė, 3 valandas filmuojam, nu žodžiu. Ir aš suprantu, kad 3 valandas jinai neišbus be pieno, nu tai yra be šansų. Tai vėlgi ta auksinė auklytė. Aš su Frėja kalbėjau, sakiau, kiti pagaunu jo žvilgsnį. Aš sakau, žiūrėk, mažai tai bus planas toksai. Šiek reikės ilgiau, žinai, kol jinai ten, žinai, kaip budrauja ir vaikas, tu tikrai su kūdikės viską supranta. Jinai išdalyvaudavo pagal grafiką, viską kaip susakiau, absoliučiai visas 3 dienas aš nusifilmavau normaliai. Tarsi, aš pamaitinu, jinai užmiega, aš einu filmuotis, jinai miega, jinai prabunda, čia jau laikas tęsiasi, tada auklytė, žodžiu, pradeda nešioti, aprodyti visą Siemens areną. Viską parodyti, dar kažkas blem, kažkokio dėmesio, išsitempia laikas, tada aš pamaitinu, tada į pūgą migdyti, valandą kiam pravežioja su vežimėliu, Grinamorė, žiemojikas, žodžiu, vėl ir va taip. Tai tavo tokia istorija, mano, labai trumpai tada šitą pagimdžiau Aleksandrą, savo vidurinysis, mano vyrui tai buvo pirmas vaikas, žodžiu. Nu ir ten irgi kas 40 minučių, aš net miegoti neįdavau, aš sienas ištapiau namuose, ten kažkaip kažką ten, nes, kokia prasmė miegoti, kažkaip paskui, aišku, lūžti. Nu, žodžiu, jau galvoju, man reikia pasidaryti šventę, ten kokį 3 mėnesį, tada jau sėdėjau namuose, galvoju, išeiti į parduotuvę maisto nusipirkti. Ir nuėjau aš į vieną iš didesnių parduotuvių. O, žodžiu, kai mūsų kaiminė irgi buvo, mes praktiškai kartu pagimdėm. Žodžiu, aš grįžtu, mano vaiką maitina kaiminė, nes vaikas, aš nemanau, kad jis ten jau labai pradėjo rėkti, bet, žodžiu, mano vyrui iš karto panika, jisai pas kaiminę sako, gelbėk, tai matai, dar yra, žinok, jeigu ką, nepamiršk apie tokius variantus, žiūrėk, tai nieko neveikia gyvenime. Aukštuomenės bet niekada nemaitino pačios. Žinok, bet tikrai, Marija, mes žinai ką. Taigi aukštuomenės damos niekada, žiūrėk, ten nemaitino pačios vaikų. Buvo. Dėl to paskui ten ir parėjo visokiausi reikaliukai. Ką tu darysi? Kaip tave sustabdys tas vaikas, ar negazdinamės jos, tu sustos tavo gyvenimas, tau nebebus jokių ten vakarienių, jokių ten nieko.
jokių išėjimų su draugeliais. Niekada gyvenime. Tik primenu, kad tu esi tas žmogus, kuris šitoje laidoje kalba apie žodžio galę, ten ir taip toliau. Ačiū tau tikrai, ne. Bet, supranti, tai aš kalbu tik tai virpinu orą ir žiūriu, kaip tu jautiesi. Ar tu esi tu įsivaizduoji, kad tai pakeičia viską? Ne, aš neįsivaizduoju. Aišku, kad aš negaliu to suvokti. Bet kaip ta Marija, jinai išbus taip? Kaip? Vargšė ta Marija. Nevargšė, o kaip, man įdomu. Nežinau, galėsi būti šalia. Su vaiku. Aš labai moku taip, žinai, viską užkalbinti. Tais nagais. Taip, tu galėsi jo su tais nagais, pakasysiu nugarytę, pakeisiu papersiuką. Oja, tas vietas. Na gerai, kaip sakant, nekalbėkime apie tai, ko nėra. Kai bus laikas, bus ir vaikas, tai bus va, ir gyvenimas be vakarienės. Jie dabar porą dienų šiek tiek pykina. Nor ne. Taip. Šitas žmogus negali sirgti. O ko tu sirgi, nežinau. Išger gėrio? O, va. Žiūrėk. Ko susirgai? Nu, kaip sakant. Žiūrėk, viską tau išpūs šitas gėris. Čia... O kas čia yra? Tu nežinai dar šitą. Ne, nežinau. Spalva labai. Tu dirbi su deimantais ir nežinai gėrio. Įvairių ir skonių įvairių. Nes čia yra nes čia yra deimantai. Plapas tave tuščia. Praktiškai taip. Jeigu kalbant apie organizmo gerbuvį, tai čia yra skaisti. Ne, bet čia rimtai. Aš fermentuotas ruginio salyklo gėrimas, tai reiškia labai daug B grupės vitaminų turėtų būti. Fermentai. Šitos gerosios gyvosios bakterijos. Ir aš va dabar kaip tik namie šitą atsidariau šiandien. Geriau tą geltoną, čia yra visokiausių skonių. Kiekvieną dieną, bet žodžiu, bet po tokį, va, kiek. Bet po tokį mažiuką. Ne stikliniam, bet žodžiu. Bet tiesiog jaučiasi daugiau energijos, man, pavyzdžiui. Ir dar jie gamina tokius grybus. Mes labai žvengiam Italijų, kai filmas filmavo. Kažkai grybus. Augina ar gamina? Ne, ten yra tokios tinktūros. Bet kas įdomiausia, kad tie grybai, aš sakom, mes tik tai dėka grybų šitų nufilmavom filmą. Nes aiščiui tie grybai veikia kaip žinai, placebas. Ir jisai... Tinktūros labai pabrėžia. Man tai realiai veikia. Nes jeigu šitą laidą kas nors žiūrėtų nepilna, tai gali būti tokių, kaip sakant, nesusikalbėjimo momentų. Nesupranti. Ir žinai, Aistis atsibunda. Jau grimė sėdi. 6 ryto, žinai, jisai. Žinai, jau visą... Duokit grybų. Sakau, kas tau daros? Sako, žinau, grybai veikia. Ta prasme, grybai veikia. Bet iš tikrųjų... Aš dabar tiesiog vaikštų ir vis neužsisakau tos tinktūros. Kai man ją atvežė pirmiausia pabandyti, jie labai džiaugiasi ir aš galvoju, kas čia yra per dalykas. Ir ta mergina, kuri man atvežė ir padavė šitą, ir visą tirtėjo ir sako, pagaliau mes sulaukėm tą produktą, sako, aš taip laukiau, kada galėsim pasidalinti šitu. Ir aš iš to žmogus jaučiu, kad jinai antiek džiaugiasi į tą ir aš galvoju, kas čia yra. Ir kas įdomiausia, kad aš pradėjau jausti ne kažkokį fainą poveikį, labiau fainą poveikį, o tada, kai aš negeriu jo. Kad pradėjau jausti savo kažkokią kitokią būseną ir galvoju, kas čia yra kažkaip, šiandien taip kažkaip netaip lenksma, netaip tokia energijos, netiek daug. Grybų neišgeriau, suprasti, bet rimtai. Faina, kad draugams su tokiais profesionaliais lietuvių, iš tikrųjų, pagamintis dalykai. Tai va, tu sakai, kad tau labai svarbu. Man svarbu, aš ir Italiją išsivežiau vieną šitą butelį, bet jau jis jau seniai sugertas dėl to, kad mūsų laidoje svečiavosi kūrėjai šito produkto ir pasakojo apie tai, kad, pavyzdžiui, ypatingai Italijoje mes valgom labai vėlai vakare ir kad, pavyzdžiui, tas virškinimas, jeigu tu vėlai valgai ir taip toliau, kad reikia pagalbos organizmui, tai aš iš karto čiupau vieną ir į tą. Bet čia yra vaistinėje parduodama, ar tai yra... Čia yra online. O visiems, ir tau, ir man, ir mūsų visiems žiūrovams, skanuma.lt su mūsų kodu nusirenk 15 bus dar 15% nuolaida. Tai žodžiu, pasinaudokit progą, išbandykit, atraskit savo mėgstamiausią skonį ir didžiuokitės kartu su manimi lietuvių sukurtais labai išskirtiniais produktais. Dirbtinai užauginti deimantai. Ir mačiau dabar patį brangiausią, man atrodo, dirbtinai užauginto deimanto žiedą, kuris yra iš vieno deimanto išskaptuotas žiedas. Jis ir vadinasi Eternity Ring, jie
kaip ir visų to planų. Nesuko daug galvos su pavadinimu. Nesuko tą tokį... Nevargo. Ne, nes taip vadinasi visi žydai, kurie eina aplinkui visą... Taip. Nu, žodžiu, ir mintis yra tame, kad tu tiesiog užsimanė deimantą. Nu, tai yra iš smaragdų, tokie žiedai toje pačioje Indijoje, yra iš rubinų. Tai va, bet, žodžiu, bet jis kainuoja 500 tūkstančių, nežinau, dolerių, eurų, dabar nepamenu, bet, žodžiu, pusę milijono. Taip, tam marketingistui, nežinau, premija Nobelio, kuris... Bet visų pirma, man jis estetinė prasme buvo absoliučiai apverktinas, o visų antra klausimas tai, kad tai yra netikras, kad tai dirbtinai sukurtas gaminys. Ir aš skaičiu irgi, pavyzdžiui, kad naujoji pozicija yra tokia, kad, kad tai yra, žinai, tvariau, ten, ta prasme... Kiek elektros energijos tai sunaudoja? Tai darbo jėgos, kol užauga tie deimantai. Kaip jie užauga, kokia jų vertė? Ar tai yra ateitis, ar tai yra tik eksperimentinis dalykas? Ne, tai dabar... Ar tu tokiais prekiauji, ar tu tokius gaminys? Ne, aš jais neprekiauju. Ar esi čiupinėjus? Esu čiupinėjusi, jausmas yra toksai, kaip, labai, feikinis tiesiog, kad, tikra ir netikra. Aš jau ten kažkada sakiau, sintetinė žolė ir tikra žolė. Sintetinė neparuduos, neišdžius, niekur nedings. Tai va, ir ką, bet ar tai yra tikra, ir ar tai yra tikra, ar tai yra verta. Tai mano pozicija yra tokia, kad aš esu uždraudusi į savo dirbtuves ir savo parduotuvę įnešti sintetinius deimantus, nes tai vis dėlto tai net nėra deimantai, tai yra tiesiog kažkoks tai sintetinis augintas mineralas. Tai yra bevertis, visa jo vertė šito daikto yra marketingo, kaip įrodyti pirkėjui, kad jisai jį pirktų, kad tai yra tikra. Kaip taip galima užauginti, palauk, kas tai yra? Tai yra laboratorijose, tai kaip ir tarybinėse, tose visose juvelyrikose, tie visi rubinai, safyrai, gražus dideli, tai yra stiklas. Jie buvo pradėti auginti visiškai pramoniai. Jeigu auga, tai reiškia gyvas daiktas. Ne, tai yra mineralas, tai mokykloje atsimeni būdavo tokie ten iš druskų, auginiai ir užauginė. Irgi auga, ar ne? Tikras yra žemė susiformavęs prieš milijardus metų, jų yra mažai. Jie yra, taip prasme, juvelyrinių deimantų. Kodėl jie yra tokia vertė? Todėl, kad deimantų iš esmės randama ne taip jau mažai, bet juvelyrikai, kurie yra gražus, kurie yra ypatingi, kurie yra skaidrus, jų yra nedaug ir taip yra išgauti. Yra tikrai, mes visi žinom kompaniją De Beers, kurie reguliuoja kainas. Ir, pavyzdžiui, kas dabar su jais atsitiko, kur jie 14 metų sakė, kad niekada augintėm deimantam, jie pradeda augintus deimantus patys pardavinėti, prekiauti. Ir dabar, kiek ir domėjausi, žinau, tai dabar tikslas yra visos šitos augintų deimantų pramonės. Jie siekia tai, kad būtų pavadinimas tik tai deimantas ir nebūtų nuorodas, ar tai yra natūralus, ar tai yra augintas. Ką tai reiškia? Taip. Tai yra su perlais taip atsitikę iš tikrųjų prieš mažiau negu 100 metų, nes šiai dienai tikrai yra visi perlai praktiškai auginti, su žmogaus pagalba fermose. Taip, bet mes netgi, nežinau, net suknelę perkam ir galim sužinoti, ar tai yra poliesteris, ar šilkas, ar medvilnė, ar ta prasme... Tai būtų tiesiog, tai vadinama toksai, truputėlį, kad žmonijos didžiausia visų laikų apgavystė. Tarsi to yra siekiama. Tai, aišku, juvelyrai labai labai tikisi, kad tas niekada neįvyks, bet sakau, su perlais iš esmės tai įvyko. Perlas ir perlas. Nors, pavyzdžiui, kai vežu irgi prabuoti, tai parašoma, kad tai yra kultivuotas perlas. Kad tai yra augintas perlas. Aš dar tokį labai įdomų dalyką skaičiau, žinau, kad kažkaip tai lyg ir Lenkija tame yra ganėtinai jau įsitvirtinusi šitoje industrijoje, tai yra brangakmeniai sukurti iš mirusiųjų pelenų. Ir kad čia tokia labai įdomi yra situacija, dėl to, kad, tu, tarkim, aš tikrai tai gilinus, man kilo pirmieji klausimai, tarkim, įsivaizduokim, tu iš savo, nežinau, senelio, mamytės, tėvelio, pasidarai žiedą ir, tarkim, nežinau, viešam tualete plauni rankas ir pameti tą savo artimą. Į tiesiog vamzdyną. O kodėl jo tiesiog negalima sudeginti ar palaidoti? Gerai. Tai čia iš pelenų, čia po sudeginimo. Taip, tai čia senas. Tai čia nėra naujiena. Bet man tiesiog tas moralinis, visų pirma, klausimas, tarsi, kame yra žavesys, nes tai yra reali funkcija, čia ne kokia fantazija. Šitas žmogus turėtų prieš mirtį turbūt tikrai labai aiškiai pasakyti. Aš uždraudžiu vaikai iš manęs gaminti juvelyrinius gaminius. Ar jisai nori pavirsti deimantą? Aš šitą dalyką aprašiau savo magistriniam darbe, tai yra reiškia prieš 13 metų jau
buvo, vyko šitas veiksmas. Ir aš žinau, kad daromi ne tik papuošalai, daromos tokios aksominės lentos, kuriuose kiekvienas tavo šeimos narys patampa akmeniu, tu juos visus taip įspaudė į tą aksomą ir pasikabinė ant sienos tą tokį brangakmeninį kūrinį. Čia tavo planas toksai. Ne, aš noriu pasikalbėti apie tai. Aš asmeniškai bijočiau pamesti Mama, savo tėtė. Tai man būtų tiesiog labai baisu. Aš ir šiaip, pavyzdžiui, labai, tarkim, sunkiai išgyvenu, esu pametus vieną Auskarą iš 2 Auskarų ir, žodžiu... O jeigu tėtė pamestų ar mamą? Tai aš, prie to einu. Čia, žinai, kontrabandininkam kokia gera idėja, vežėsi lentą su deimantai, žinai, ir sakai, čia mano šeima, o iš tikrųjų tai tu vežėsi deimantus nelegaliai per sieną. Aš apie tai irgi nepagalvojau. Bet pagalvoti, ačiū tau labai. Čia mano šeima. Ne, tai šeimos medį pasidarai, žiūrėkit, spalvotas, smaragdai, safyrai, žali lapai, smaragdai. Tai žodžiu, jūsų nedirgina šitą temą, jūs priimat kaip bairį. Aš žinai, aš tokia racionali esu, kažkaip galvoju, jeigu ta prasme, procesas yra brangus, procesas yra labai ilgas, dabar gerai, jie vieną jį augina, tai yra neįmanoma finansiškai, tai turbūt ten 100 tūkstančių. Aš manau, kad jie, ta prasme, žinok, aš netikiu. Tarsi sakau, tai kainuotų 100 tūkstančių užauginti tą tavo tėtį, tą deimantą, apsaugok viešpatę. Tai yra, tai ką jie veš kažkur, kur jie ofise pas save augina, jie veža į kažkokias gamyklas, tos gamyklos daugiausiai yra Kinijoje, nes ten yra reikalingi nesąmoningi energijos, ta prasme, temperatūrų ir tai yra užtrunka procesas mėnesius. Tai žodžiu, jie duoda ten bet kokį stiklą, nori turėti tu tą viziją ir svajonę, gal ir deimantą, bet sintetinį išaugintą. Pakeičia tiesiog tos pelinus, tikėkime, kad išbarsto ne toje pačioje gamykloje, žinai, krosnį. Žodžiu, aš tai patarčiau. Į kurią kamerą galiu atsukti savo paklaikus ir žodžiu, yra deginimas, kas tik tai norit, bet netikėti tokiais vis dėlto. Vėlgi marketinginiais tokiais tuščiais dalykais. Aš visai sakau, kai yra pasiūla, reiškia yra paklausa. Reiškia, kad yra žmonės, kuriems tai atrodo šaunu. O aš kaip antropologija visada gilinuosi, kaip sakant, į platų diapazoną. Kas yra šaunu? Irgi šaunu. Kas yra irgi šaunu? Tai medį dabar išaugina iš žmogaus palaikų. Taip, irgi mačiau. Taip. Labai ačiū, Jurga, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietėte. Tikrai, labai. Bet kaip užbaigiam... Smagu pamatyti jūs gyvai, atrodot nuostabiai. Gerai, kad gyvai susitikom. Bet mes galim ir dažniau gyvai susitikti, tai nėra... Kad gyvo susitikom, ačiū Dievui. Kad ne deimantose už... Aš labai atsiprašau, žinai, aš kartais net neturiu jo laiko. Aš maždaug kažkokiu 300 metrų gyvenu nuo tavo parduotuvės. Žinai, parduotuvė, aš, žinai, čia, parduotuvė aš dirbu, nes tai yra mano ir dirbtuvės ir viską. Einam kavos, einam pavakarieniauti, pakalbėti, paplepėti ir pasikviečiam. Aš užėsiu pas tave, nes nesu buvus. Pasikviečiam daugiau žmonių. Bet gal... Žodžiu, mus žiūri apie 20 000 žmonių. Mes galvom, galime Vingio parkas, rugsėjo 3 diena, 18 valanda, einam, darom pikniką. Jūs įsivaizduojat, nustreikia iki pusės piknikas. Norėtume, kad 20 000 būtų žmonių. Čia reikėtų gauti savivaldybės leidimą. Aš manau, aš tai tikrai nesurinkčiau 20, bet dėl jūsų tikrai ateitų. Ateitų, ne? Manau, kad taip tikrai. Inesos gėlės mus puošia pagaliau. Aš vis galvojau kažkaip, kad galėtų Inesos gėlių užsakau. Bet tikrai. Kiekvienais metais mamytės dienai, tiek mamai, tiek močiutei, tiek mamos gimtadienio proga. Iš Inesos? Taip, visą laiką jie pristato į namus, mano artimiausiam žmonėms visą laiką, kada reikia puokščių ir kai aš su dideliu liūdėsiu, pavyzdžiui, negaliu būti Vilniuje, tada būna skambutis į duris ir ateina glėbiai gėlių. Taip. Žinau, pritariu. Tikrai ten labai visko yra daug ir labai faina. Žodžiu, mes turim tiek gerų draugų šitoje laidoje. Mus remia visokie geri žmonės.